Dabar yra ruduo. Dabar yra lapkritis, 11 mėnuo. Ir medžiai, čia yra medžiai. Vienas medis, antras medis, trečias medis. Ne? Medžiai yra be lapų. Medžiai dažnai turi lapus. Medžiai neturi lapų. Medžiai be lapų. Medžiai be lapų, nes dabar ruduo. Ir medžių šakos, jų šakos yra nuogos, be lapų. Lapai yra ant žemės, čia. Ant žemės yra oranžiniai, raudoni lapai. Arba tokie lapai, arba tokie lapai. Jie yra ant žemės, ne ant medžių. Medžiai be lapų. Ir taip pat nėra saulės. Ne? Saulė. Saulės nėra. Saulės nėra dangus. Ne? Čia yra dangus. Dangus nėra mėlynas. Jis nėra mėlynas. Dangus yra pilkas. Yra daug debesų. Dangus yra pilkas ir yra daug debesų. Ir lyja. Lyja lietus. Ar ne? Dabar yra ruduo. Lapkričio mėnuo. 11 mėnuo. Lapkričio 5. Ir medžiai be lapų. Lapai ant žemės. Dangus pilkas. Dangus nemėlynas. Nemėlynas dangus. Ir lyja. Lyja lietus. Ne? Lyja. Ir čia yra medžiai, čia yra kelias. Ne? Čia yra gatvė. Ir šita gatve eina žmogus. Eina žmogus. Ir šito žmogus turi šunį. Jis eina ne vienas, jis eina su šuniu. Jis turi mažą šunį. Čia yra jo šuo. Jis vedžioja šunį. Ir šitas žmogus, jo vardas yra Saulius.
ir jis yra visas mėlynas, kaip šita spalva, mėlynas. Jo galva yra mėlyna, jo plaukai yra mėlyni, jo rankos mėlynos, abi rankos mėlynos, jo kojos mėlynos, jo pėdos mėlynos, o jo šuo yra žalias. Jo galva žalia, jo ausis yra žalios, jo kojos yra žalios, uodega žalia ir visas jo kūnas, visas šitas šuo yra žalias. Ir jie eina šituo keliu. Jie eina pasivaikščioti. Ir kaip matote, ruduo, truputį šalta, lyja, medžiai be lapų, lapai ant žemės, raudoni lapai, oranžiniai lapai, daug lapų ant žemės. Ir Saulius, visas mėlynas Saulius, eina pasivaikščioti su savo šunimi. Jie eina šituo keliu pasivaikščioti. Ir galų gale jie eina. Jie eina ir prieina. Jie prieina prieina labai didelį medį. Labai didelis medis. Ar ne? Ir jis turi daug šakų. Čia yra šaka, daug šakų. Šakos. Ir Saulius prieina šitą didelį medį. Saulius yra mėlynas, ar ne? Jis prieina, medis yra labai didelis. Saulius yra labai mažas, tas medis yra didelis. O jo žalias šuo taip pat yra labai mažas šalia didelio medžio, ne? Čia yra jo šuo. Jie eina ir prieina didelį medį. Ir vis dar lyja. Ir dangus vis dar nemėlynas. Dangus yra pilkas. Dangus yra pilkas. Ir šitas didelis medis taip pat be lapų. Ne? Be lapų. Visi lapai yra raudoni. Ir jie ant žemės. Čia. Ant žemės visi lapai. Visa žemė raudona. Nes nuo medžio nukrito visi lapai. Nes ruduo. Ir Saulius mato aukštai medyje
ant šakos, jis žiūri viršų ir jis mato, ant šakos tupi mažas paukštis. Mažas paukštis. Net ne paukštis. Nes paukštis gali būti didelis paukštis. Bet jis mato mažą paukštį. Paukštuką. Jis mato mažą paukštuką ant šakos. Ten yra mažas paukštukas. Oranžinis paukštukas. Ir tas paukštukas pradeda kalbėti. Saulius pamato paukštį, tą paukštuką. Ir paukštukas pamato apačioje, pamato Saulių ir jis pradeda kalbėti. Jis sako: Sauliau, kodėl tu esi mėlynas? Kodėl tu esi mėlynas? Ir Saulius jam atsako. Paukštukas sako: kodėl tu mėlynas? Ir Saulius atsako. Jis sako: o kodėl dangus nemėlynas? Todėl, kad dangus nemėlynas, aš mėlynas. Jis atsako paukštukui: aš mėlynas, nes dangus nemėlynas. Ir tada paukštis paklausia šuns: kodėl tu toks žalias? Kodėl tu toks žalias? Ir šuo jam atsako: aš toks žalias, nes lapai nėra žali. Lapai yra raudoni ir jie ant žemės. Todėl aš toks žalias. Aš esu žalias, nes lapai raudoni. Tai tokia šiandien istorija. Ačiū, kad klausėte.